Ačiū labai, gerbiamas pretendentė. Kadangi teks užimti, ko gero, tikėkime, Seimo daugumą turite palaikymą, pamatysime šias pareigas, tai egzistuoja ir galioja šiuo metu 22 metų kovo 30 dienos toks vyriausybės nutarimas, kuris numato ir yra įtraukęs į nepatikimų tiekėjų sąrašą tokias valstybės kaip Rusija, Kinija ir Baltarusija. Praeito Seimo metu, kadencijos metu, 35 kolegos bandė kvestionuoti Kinijos įtraukimą į nepatikimų programinę įrangą gaminančių tiekėjų ir prižiūrinčių šalių sąrašą. Tame tarpe suskaičiuoju bent 6 jūsų dabartinės koalicijos narius, kurie kvestionavo tą sprendimą, tai ir ponas Žemaitaitis, ir Artūras Skardžius, ir Aidas Gedvilas. Aš noriu klausti, ar jūs galite garantuoti, kad tas sąrašas išliks toks, koks jisai yra, ar jame nebus siūloma išbraukti tokios valstybės kaip Kinija, kur ir buvo jos įtraukimas kvestionuotas, ir ar jūs pats dėl to neturėsite problemų, dėl to, kad buvo viešoje erdvėje skelbta apie jūsų verslus su Kinija? Aš tikrai neturiu jokių verslų su Kinija. Kaip ir minėjau, tai, kas yra kalbama viešumoje, žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, labai dažnai yra tolokai nuo realybės. Tačiau kalbant apie apskritai mūsų, matyt, santykį su Kinija, jis nebus lengvas ir nebus paprastas dėl elementarių priežasčių, todėl kad ši politika keičiasi ir ES lygmenyje, todėl kad ES gins savo rinką, gins savo gamintojus ir stengsis išsaugoti mūsų verslų konkurencingumą. Todėl tas santykis ateityje jis tikrai bus duobėtas ne tik dėl kažkokių vienos ar kitos šalies pasirinkimų, bet todėl, jog tam tikrą dinamiką užsako ir natūralūs ekonominiai procesai. Todėl, kalbant apie mūsų šalies poziciją, aš tikrai abejoju, ar jie gali šiuo klausimu keistis. Ir besikeičiant aplinkybėm, protingi žmonės taip pat keičia savo nuomonę ir poziciją atsiradus naujiems faktams.